Taip, besigrožėdami mūsų vynogėmis, kurios vis dar kabo gražiai. Kažkaip šiemet paukščiai jas neypatingai nulėsi. O gal dėl to, kad tų vynogių labai daug. Einame prie mūsų sodybos gražiosios dalies. Mūsų poilsio zona ir akių atgaiva. Štai čia yra mūsų terasa. Su stogeliu. Ir čia mūsų gražusis kalnelis. Alpinariumas. Taip, čia būna kanai. Kanų dabar nėra. O, dekoratyviniai kopūstai. Jis dar žydi sėkmingai. Na štai, pušelės kalninis. Įvairiausi čia augalėliai, kas prisodinta. Visų net neįvardinsiu. Gražuolė pušelė. Viena, kita, trečia. Aišku, akmenai, kaipgi be akmenų. Taip. Jo, įsidilginau. Taip. Čia turėtų kažkada tai būti upeliukas tekėti pagal mano planus. Štai dekoratyviniai medžiai, kur man tenka vargti juos apkarpant, norint, kad jie būtų gražus. Bet iš tikrųjų tai yra paprastos kaukaziškos slyvutės. Pušelytis. Juodoji pušis. Sidabrinė. Mūsų eglutė. Kalėdinė galbūt bus. Štai dar medelis. Ta pati kaukazinė slyvutė. Rekordinis sausmedis ten toli. Ne sausmedis, tai yra šitas. Toks. Taip. Pušelė. Ir štai alpinariumas. Čiobreliai. Žalias kilimas. Čiobreliai. Šaunuma. Na ir štai kaip viskas atrodo nuo mūsų terasos, kai mes štai čia sėdėdami geriam kavutę. Gražuma. Va čia, kai viskas susitvarkys, įsivaizduokit, koks ten bus vaizdas. Yes, super. Kada nors parodysim. Tai tiek iki.